Sausio 19-25 dienomis minima Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė, tad gydytojai ginekologai primena moterims pasirūpinti savo sveikata. Gimdos kaklelio vėžio patikros programa veikia jau daugiau negu 20 metų. Kviečiamos pasitikrinti moteris nuo 25 iki 60 metų imtinai. Programos yra dviejų tipų. Tai yra pirma programa nuo 25 iki 35 metų moterims atliekamas onkocitologinis gimdos kaklelio tyrimas ir vyresniems nuo 35 iki 59 metų imtinai atliekamas žmogaus papilomos viruso tyrimas. Anksti nustatyta diagnozė – tiesiausias kelias į pasveikimą. Pirmos stadijoje moteris išgydomos 90%, iki 95%. Lengvai pasiduoda gydymui, kitą kartą užtenka tik operacijos, o paskui stebim, jos yra ilgalaikio stebėjimo įskaitai. Liga nepaiso amžiaus, klaidinga manyti, kad tai tik vyresnių moterų problema. Vėžiu gali susirgti tiek jauna, tiek ir vyresnė amžiaus moteris. Tos programos dėl to yra reikalingos. Labai svarbu žinoti, kad žmogaus papilomos virusas yra vienas iš rizikos veiksnių ir pats didžiausias. Todėl moterim nuo 35 metų yra atliekamas šitas tyrimas žmogaus papilomos virusų. Skiepas nuo šio viruso – investicija į ateitį dar vaikystėje. Pagal programą skiepų vaikams, mergaitėms tiek berniukams nuo 11 metų yra nemokamas skiepas nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos. Kadangi virusų yra daug tipų žmogaus papilomos viruso, o yra jų 14, yra onkogeninių, kurie gali sukelti gimdos kaklelio vėžį. Todėl mergaitėms tiek berniukams iki pirmų lytinių santykių ir rekomenduojamas šitas skiepas. Svarbiausias prevencijos programos tikslas – nustatyti ligą kuo anksčiau, tada, kai apie ją dar neišduoda jokie simptomai. Kada yra nustatoma žmogaus papilomos viruso infekcija, moteris nejaučia jokių skundų. Jos net kitą kartą, kada mes randam ir ypatingai tos agresyvius 16-18, aš nieko nejaučiu, man nieko nėra. Taip. Ir ikivėžiniai susirgymai, kada nustatome ir gimdos kaklelio vėžio, ta mikroinvazija, pirmos stadijos, moteris net nejaučia jokių simptomų. Tiesiog kitą kartą reikia įsiklausyti organizmą ir klausim, ar nebūna pakraujavimo po santykių, ar nesutriko mėnesinių ciklas, ar nejaučiat skausmų. Tiesiog, kad jos atkreiptų į tai dėmesį, bet šitie simptomai išryškėja jau vėlyvose stadijose. Gydytojų kvietimas – nebūkite abejingos savo. Jeigu norit būti sveikos, mielas moteris, jeigu norit nesirgti, jeigu norit būti mylimos ir pačios mylėti ir būti reikalingos savo aplinkai artimiesiems, ateikit pasitikrinti. Ateikit ir šitose programuose būtinai reikia dalyvauti.